7% žmonių, kuriems nereikalingas sveikas protas. Tai reiškia tie, kurie gyvena pagal tėvų programas, pagal tai, kaip sistema sudėgė, surašė nuo vaikystės ir taip gyvena nieko nekeisdami. Tai va šitie rūko, geria, bledavoja į kairę į dešinę, paskui va eina su mielo noru vieni kitus žudyti, be jokios sąžinės šito graužaties, kaip sakant. Na, yra kažkoks procentas žmonių, kurie teoriškai jaučiasi nubudę. Tai prasikrapšto akis šiek tiek, va ten kas su grybais, kas su kažkokiam praktikom, kažkam tas vadinama menopauzė klimaksas nulaužia. Jeigu ne į depresiją, tai tada šiek tiek eina į brandesnį protą. Bet čia yra didelis pavojus eiti į tą sveiką protą. Tai yra skauda ir tai yra nemalonu prisimti atsakomybę, kai tu neturi ką apkaltinti, tu negali apkaltinti magijos, kaimyno, kad nužiūrėjo, negali apkaltinti Dievo, kad jisai tik tiek davė, tu negali karmai nurašyti, negali giminės prakeiksmai nurašyti. Negali nurašyti, kad tave taip apmokino kažkas, tai tik tai mokykloje tik tiek davė, tai išmoko. Tu negali nieko permest atsakomybės ir tai yra, tai yra jūsų tai supistai asmenybei, tai yra didžiausias pavojus. Ir jūsų pasąmonė viską darys, kad jūs šitos informacijos neišgirstumėte. Jūsų filtrai susijungs iš karto ant manęs visokiausi žodžiai, mintis, nes tai yra anomalija jūsų realybėj, kokią jūs turite. Ir aš esu anomalija jūsų realybėj daugelio. Deja, bet taip yra. Štai dėl ko aš žinau, kodėl medicina neveikia, žinau, kodėl religija neveikia. Jis tiksliau veikia visą tai, veikia, ugdymo sistema veikia. Tik tai ne į tą pusę veikia, ne žmogaus naudai veikia. Na, o visa kita. Bet čia yra mokykla tokia, kuri, kaip sakant, čia nėra nei blogai, nei gerai. Čia viskas zajebiai sukurta yra. Ir vat, kad jūs išeitumėte iš viso savo šito infantilizmo, iš vaikiškumo. Kas, kai jūs ten jaučiatės užaugę, o dirbat kitiems, samdomą darbą, jumis turi pasirūpinti suaugę dėdės, tetos, kuriems šiek tiek daugiau veikia sąmonė, protas, kitaip sakant, jie supratę, kad jie patys turi prisimti atsakomybę, kurti savo realybę, priimti sprendimus, už kuriuos reikia atsakyti, o ne permest kažkam. O šitie visi infantilai, tai jie sugeba, kaip sakant, paskui bankrotus padaryti įmonių permest, nes nereikia atsakomybės. Ir netgi ta sistema, jinai tai puikiai sukurta pagal infantilus. Bet suaugusių žmonių gyvenime, jeigu tu neturi pinigų, tu nieko neperki, ir niekas tau nieko neparduoda. O infantilų pasaulyje, arba tu pasimi paskolą kažkokią, kuri tau visą gyvenimą neša smegenis, arba tau perka iš tavęs paslaugą ir jisai atsiskaitys tik tai tada, kai jam atsiskaitys jo užsakovas. Tai yra ant kiek tai yra tūpizmas ir debilizmas, visi šitie verslai ir pasmerkti sužlugti, va tie dropshippingai ar kokie ten, dar neturi prekės, jis jau ją parduoda. Ir taip pat jūs paslaugas taip darot. Aš žinau, kad jums čia dahuja, kam bus anomalija ir nesuprasit. Kodėl aš taip nedariau? Nesusimokė, nieks su taim nedirba. Todėl, kad tai yra mano taisyklės, mano realybė, mano gyvenimas, mano klientai, jie ateina pas mane ir turi pagal mano sąlygas dirbti, jeigu nenori, viso gero. Jeigu tu jautiesi protingas, viso gero, pasidaryk pats. Aš žinau, kad jūs patys nepasidarysit, todėl aš ir turiu tokią teisę reikalauti, kaip sakant, iš anksto susimokėti. Ateina čia tokių gudručių, tik tai ne į priekį, čia reikia saiką turėti. Kai pradeda tokie diriguoti mano sąlygas, tai viso gero, prašom, eik toliau, daužyk su galva į stiklą į tą sieną, bandyk pats pramušti. Viso gero, tavo kelias, tavo pasirinkimas. Kiekvienas, kuris sėdit kažką tai ranką atkišęs ir laukit, kol jūs išgelbės, tai yra jūsų pasirinkimas. Jeigu tu šiandien ligotas, tai yra tavo pasirinkimas.
Jeigu tu šiandien santykiai išdraskyti, tai yra tavo pasirinkimas, nes tu jo nepadarei anksčiau. Tai yra tavo programų pasirinkimas, tą, ką tavo seniai pragyveno, tu tą šiandien atkartoji. Labai paprasta matematika. Ir čia ne karma, tai yra tavo tinginystė eiti, ieškoti pagalbos ir keisti. Bet tą aš ir darau, aš jums parodau, kad yra toksai dalykas, tokia galimybė, tai yra realus daiktas perrašyti pasąmonės programas, realus daiktas susigrąžinti savo tą šviesulį, tą valdžią į savo tą buką skafandrą, kuris pradės sąveikauti su savim, su savo vidiniu balsu, kuris tave ves. Ir žiūrėk, pradėsiu sukursti santykius tokiuose, kuriuose nereiks tau peštis, įrodinėti, nugalėti. Nes kai bobos atsistoja papūtusios papus ir bando įrodyti vyrų, kai jisai duchas, tai tas vyras įsijungia iš karto į savigyną. Na, bet ką padarysi, tai čia jūs nesuprantate, tai jūsų reikalas, kai jūs nesuprantate, ne? Tai va. Ir atvirkščiai, vyras po padu pas moterį būna. Kol jūs neteisit į save, neieškosit pagalbos, tik tai vat jūs dar eisite per tos... Pas mane ateina dažniausiai žmonės jau, kai šaibas išsitaškia po 14 000 visiems šarlatanam iš eilės, kurie yra gyvenime. O tada jie žino vertę. Bet yra toksai niuansas, jūs manęs negirdėsit, kol tuos šarlatanus neaplankysit jų daugelį. Na, nebūtinai šarlatanus, kai kurias praktikas, kurios bent šiek tiek jums prakrapštys akis, nuims tos filtrus. O kaip tik šiandien strateginę dariau su žmogum, kuris sako, prieš metus aš tave žiūrėjau, manęs nerezonavo. Važiavo ten kažkam 4 štuką sumokėjo, davė 2 tabletės, ten pratripino, jau jis šiandien mane mato, bet tai kiek jam reikėjo 1000 sumokėti ir reiškia... Ir kad galėtų pamatyti, va tai taip veikia mūsų šitie pasąmoniniai filtrai, ką jūs vadina demonais, programom, bet iš tiesų tai visai kitas šis mechanizmas yra, be jokios mistikos ir magijos. Tai va, iki.